Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandieną grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Tiesiog per pastarąjį mėnesį nutiko daug įvairių dalykų, kaip jau turbūt matėte mano postą bendruomenės skiltyje. Ir nors YouTube žiūrovai niekaip nenusprendė, kurio video nori, nes buvo po lygiai 46% norinčių P. Diddy video ir norinčių tikri nusikaltimai video. Tačiau Country B žiūrovai vienapusiškai nusprendė, jog nori tikri nusikaltimai video. Ir pasirinkau šiandien bylą, kurią turbūt kai kurie iš jūsų jau esate girdėję. Tai vyko prieš 4 metus, kai 3 paaugliai Seatle atrado keistą lagaminą, arba bent jau lagaminą keistoje vietoje. Ir visą tai nufilmavo bei įkėlė į TikToką. Tiesiog jie nesuprato, ką jie atrado tuo metu. Be ilgų kalbų ir erzinimų, pradėkime. 2020 metais, birželio 19 dieną, 3 paaugliai nusprendė atsisiųsti programėlę pavadinimu Randonautica. Tiesiog pakeliauti, pasidžiaugti dieną, pamatyti kažką tai naujo ir, žinoma, pasidalinti savo įspūdžiais TikTok'e. Nesvarbu. Pas mus Anglijoje tokia žiema, vietoj to, kad snigtų lyja. Nors nėra žinoma, kokie buvo 3 paauglių asmeniniai ketinimai, tačiau atvykę į Alki paplūdimio prieplauką, Seatle, Vašingtone, jie pradėjo filmuoti. Ir jie tikrai nesitikėjo, jog jų tas vaizdo įrašas, tas TikTokas, išplis ir bus peržiūrėtas ar tai daugiau negu 30 milijonų kartų.